Radiatorių nupjovėme, pavasaris praėjo, bet šildymo kainų problema liko. Norisi užduoti vieną klausimą. Vyriausybė! What the fuck? Egzistuoja legenda, jog dėl mūsų problemų kalti blogi žmonės, šildymo tiekėjai ir ateiviai. Kokia situacija energetikoje yra dabar? Mažai kas žino, bet Lietuva turi vieną šiluminę ir 4 termofikacinės elektrinės, kurios gamina ir elektrą, ir šilumą, bet jos neįjungtos. O elektrinai gamina elektrą ir už 150 milijonų litų šildo Elektrėnų marias. 150 milijonų litų į marias? Tai gal žuvis užsiima lobistinė veikla vyriausybėje? Gal energetikos ministro zodiako ženklo žuvis? O gal asilas? Arba jis tiesiog nori pagaminti didžiausią žuvienę? Ką daryti? Taigi galima paprastai perkelti 150 milijonų litų vertės šilumos gamybą į 4 mažas elektrinės ir visiems sutaupyti. Vyriausybės reakcija į pasiūlymą Facebook'e? Mums pohui! O mums ne pohui, o tau.